Šiandien seniausiame Europos aerodrome nurijo lengvas lietutis ir vėl prasidėjo intensyvūs akrobatiniai stovyklos skrydžiai. Pasižiūrėti į skraidantį jaunimą atvyko Lietuvos akrobatikos herojus Vladas Drupas, kurio nedrįsčiau pavadinti veteranu, vien dėl to, kad jis tebeskraido. Ir skraido ne su bet kuo, o būtent akrobatiniu lėktuvu. Mielas Vladai, ar jau pradėjote skraidymų sezoną? Kada paskutinį kartą skridote? Dar šiais metais nepradėjau, kadangi dar savaitę kaip grįžęs, tai dar nespėjau. Bet sekančią savaitę jau tikrai pradėsiu. Kur buvot išvažiavęs? Buvau Tel Avive, Izraely. Supratom. Prie Viduržemio jūros pliažuose. O kada paskutinį kartą skridote? Praeitais metais turbūt kokiam spalio mėnesį turbūt. Jo, taip. Jūs turėjote būti beveik 11-metis berniukas, kai Lietuva šiame aerodrome laukė parskrendančių didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno. Ar galėtumėte prisiminti tą mažą vaiką, kuris galbūt irgi laukė didvyrių? Aš tuo laiku gyvenau Šiaulių mieste ir apie šitą reikalą, apie Dariaus Girėno skridimą, žinoma, visi pasakojo, visi laukė. Ir aš apie tą reikalą labai gerai prisimenu, žinau. Ir apie jų žūtį ten visą laiką ėjo, aktyviai buvo kalbama apie šį reikalą. O jūs kaip berniukas? Mano svajonė buvo jau iš mažens būti lakūnu. Aš svajojau būti Lietuvos aviacijos karo vadu. Tai žinoma, tas jau ir nuo Dariaus Girėno skridimo dar daugiau mane uždegė skaitiklis studijuoti. Mes esame prie Extra 300L akrobatinio lėktuvų. Jo savininkas Šarūnas Staniulis, jo čia nėra, bet ką manote apie tokią naują, vakarietišką, gražią techniką? Šitas, žinoma, labai malonu, man teko matyti jau skraidant juos varžybose. Čia, žinoma, su juo galima daug ko pasiekti, tai yra svajonė, toks lėktuvas, su juo galima dirbti įvairias ir geras figūras. Kaip galėtumėt palyginti šitą lėktuvą su savo lėktuvu? Žinoma, čia palyginimas labai skirtingas, kadangi pas mane tai yra arkai, jeigu 120, o čia tai 300. Čia 300. Tai yra visai didelis skirtumas ir čia, žinoma, su juo galima daryti daug gerų ir gražių figūrų, bet žinoma, reikia tam pasiruošus. Dabar štai turiu vienos programos kompleksą, pagaukit jį, kurį zulina beveik visi mūsų stovyklautojai. Pažvelkite jį, ar kartais nenurungtumėte tokios kategorijos varžybose dalyvaujančio jaunimo? Žinoma, su akrobatu Z326 tas figūras, tai pirma galima daryti taip. Trečioji,
sunkiau, bet čia pasitreniravus irgi. Pereimas iš vertikalios į suktuką. Toliau eina čia tvarkoj, pusantro. Tvarkoj. Penktą tvarkoj galima padaryti, padaroma. Šeštą visuomet darau. Suktukinę. Čia yra valdoma bačka, aš suktukinę darau. Vertikalė. Nu taip, čia pasitreniravus aš paprašysiu iš jūsų tą kompleksą ir kuomet sekantį kartą susitiksim, aš pasistengsiu atlikti tas figūras. Puiku. Ką patartumėte jaunimui, kaip jaunimas turėtų treniruotis, kokia akrobatinio skraidymo arba vadinamojų jūsų pilotažo ilgaamžiškumo paslaptis? Jaunimas turi pirmiausia norėti, turi būti giliai kraujai, kad aš noriu skraidyti ir aš skraidysiu. Ir žinoma, yra dabar sunkesnės sąlygos, kadangi Lietuvos Respublikoje finansavimo jaunimui tai nėra, čia yra tiesiog toks užmirštas jaunimas. Reikėtų šitą, kaip tik tai skaičiau, mažinti to pasisakymą, aš labai jį palaikau. Tai yra net ir mūsų karo aviacijai, yra trūkumas dėl lakūnų apmokymo. Finansavimas yra labai menkas, o apie civilius čia irgi turi būti valstybinis finansavimas ir remiamas jaunimas, kuris turi būti ruošiamas gynybai ir taip toliau. Ir sportui. Labai jums ačiū už pokalbį.